Tai džiaugiuosi saulė, nes šiom dienom išgyvenu vėliau kiek nerimo, kur jau nebegaliu pakelti. Jau atsibodo, jau kiek galima. Vakar skambinome su butiokės močiutė, gal patarimų gyvenimo, nes jau atsibodo nervintis taip dėl visko. Ką jinai patarė, tai kartais išeiti lauką ir įkvėpti gryno oro. Ir štai tai aš ir darau dabar. Į mano koncą nupirkta gal 6 bilietai, kas nepadengia net pusės mano grupės narių atlyginimų. Ir aš tiesiog diena iš dienos vis fokusuojuosi tai, kas negerai, kas dar nepadaryta, kas dar, nežinau, nepasiekta, kokie tikslai. Ir man atsibodo. Ir aš suprantu, kad taip veikia pavargusios, įsitempusios smegenys, bet, something's gotta change. Daug yra iššūkių, kurie mane bando pribaigt, bet aš nepasiduosiu. Bet jeigu koncas nueis į minusą, tai man reikės dar 1000 ar 2000 eurų. Tai aš nežinau, aš tiesiog noriu quitint muzikinę karjerą, man jau užpiso visas šitas šūdas, šitas nuolatinis nerimas. Nors pati muzika čia ne prie ko. Dainuoti man labai patinka ir kurti patinka. Bet visas šitas nerimas, kur pasamdai žmonių, kad ten padaryt gerą koncą ir neaišku, kiek žmonių ateis, neaišku, ar atsipirks, reklamos visokios. Tiesiog daugelio muzikantų košmaras, man atrodo, including me. Oh my god. Nežinau, kartais pailsi ir praeina kažkiek laiko ir galvoju, gerai, pabandom dar. Ir vėl trukt iš pradžių, bet čia tokie, aš galvoju, ar čia nėra irgi kaip žmonės įsivelia į toksiškus santykius ir vėl bando su tuo pačiu, tokio pat tipo partneriu kažką puoselėt, toliau vystyt. Kažkokia tai meilė. I don't know. Man reikia pertraukos. Bet džiaugiuosi, kad filmuoju šitą blogą. I bet it's gonna be therapeutic. Oh yeah! Oh yeah! Ooh, yeah, 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 yeah. Mano svajonė dabar yra, kad į koncą ateitų bent 200 žmonių, kad sumokėčiau visiems ir dar pati užsidirbčiau bent 500 eurų ir varyčiau paatostogauti į Italiją. Kartais atrodo viskas taip beprasmiška. Irgi atrodo, kiek čia galima stengtis, vis tiek visą laiką ta pati situacija. Bet kiekvieną kartą ta situacija truputį pagerėja. Ir tuo metu taip neatrodo, bet tada, kai pasižiūri atgal, žiūri, šiaip jo, biškį pagerėjo. Bet visai, dažnai būna net tiek, kiek tu įsivaizduodavai, kad pagerės. Truputį mažiau, truputį kuklesni rezultatai. Bet vis tiek pagerėjo. Jo, o mano kita svajonė, tai aš čia prieš porą dienų rašiau video, kaip noriu transformacijos gyvenime. Ir galvoju, pradėsiu dokumentuoti visą šitą virsmą. Nežinau, kaip man seksis, bet, we gotta try.
Tai mano svajonė šiais metais jau ir vakar buvo, ir praeitais metais buvo, bet nelabai pavyko tiek, kiek svajojau, bet still. Kuo daugiau keliauti ir keliauti auginanti savo pažįstamų ratą muzikoje, songwriting'e, coaching'e, nes jaučiu, kad visai norėčiau būti life coach. Bet gal nebūtinai life coach, gal kažkaip labiau karjeros coach. Kažkaip padėti žmonėms rasti kelią. Jaučiu, kad yra toks calling for that. Jo, noriu atsirasti bendruomenėse žmonių, kur mes kūrėm kažką, sprendžiam problemas. Mane labai tai traukia. Noriu išvaryti rezidencijas. Noriu į Nepalą. Svajoju nuvaryti į Nepalą, kad ir kaip crazy tai skamba. Jo, į Nepalą, gal į Balį pas Gabrielę, į Italiją, į Madeirą, į Gran Canariją. Noriu pailsėti, seniukai. Aš žinau, kartais mano žodžiai būna kaip burtai, išsipildo tai, ko noriu. O kartais reikia palaukti, tai you never know. Bet man atrodo, reikia leisti savo svajoti. Kad bent išeitų iš tavęs tai, ko tu taip trokšti, kad jis nepradėtų tavęs tą svajonę naikinti iš vidaus. Kad jinai turėtų savo erdvės gyventi ir plėstis. O Dieve. Ir išsipildyti. Tai va. Truputį baisu. Bet, blemba, šiaip manau viskas bus gerai. Būna žmonės turi ir didesnių skolų. Bet mane užknisa projektuoti, kad aš turėsiu skolą. Gal aš neturėsiu skolos. Gal reikia biškį atsipalaiduoti. Gal viskas bus gerai. Jo. Gerai. Atrodo, saulė paslėps toj. Bye. Wow, norėjau nufilmuoti blogą, bet ką tik prabėgo pro mane stirna. Va.